Sveikučiai. Tai vat, parodysiu savo projektuką. Šiai dienai darosi Nissanas 300 ZX Twin Turbo mašiniukė. Tai vat, ką aš pradėjau daryti, tai pradėjau pagaliau kėbul darbus. Čia nusiradęs jau buvau viską. Darosi slenkščiai, nes yra labai iškirmyje. Prie slenkščių matosi truputį ir dugno reikės paverinti, bet viską čia gaunu, kampus gaunu, čia jau palopiu, čia jau lapukai uždėti keli buvo, galas taip pat irgi skaudžiai parūdijęs, bet gaunu skardas šoninės, apsivirinu ir viskas bus tvarkoj. Čia jau daug kas prasismėliuota yra. Prasismėliavus, aišku, pasirodė dar daugiau rūdžių. Baką nusėmiau, bakas irgi kiauras kaip rėtis. Ne veltui mašiną stovėjus. Nėra ko norėti. Labai mane nustebino iš tikrųjų suvirinimo taškai. Nežinau, ar čia originaliai, bet taip ir kaip originaliai būtų buvę. Padengta tokia mastika, bet taškai tokie sukrauti, tai nežinau, su ko čia buvo virinta. Kaip ir taškinis čia buvo suvirinimas, bet čia tokie, nežinau, ar čia kas darytum, labai keista iš tikrųjų. Čia matosi kaip iš Korėjos metalas visas, tiesiog vien skylutės, kaip popierius sulankstosi. Čia viskas pasikeis. Radau detalių Lietuvoj, Žemaitijai, tiksliau netoli Telšių. Tai geras žmogus, tos atsipjauti. Tai va, ką dar papasakoti. Kėbulą pasiverčiau ant šono, tokį pasidariau trikojį. Turiu pasidaręs tokį aparatą. Čia labai tai primityviai. Dirbo kelto principu. Netgi vat vieną pusę kelia pažymėta. Tokie iš Litagras. Tokie terkščiai nusipirkau. Tai ant grandinės trosų labai paprastai pasikelia. Malonu dirbti. Labai lengvai kelia. Mašiną verčia tiesiog akyse. Tai va. Šiandien suvirinimas. Parodysiu kaip keliasi, jeigu kam įdomu. Ir po biškutį projektas juda, tikiuosi pavasarį išvažiuoti.